Kas yra tas vilkolakiukas Dolfas? Dolfas mielas ir draugiškas berniukas, kuris lanko mokyklą ir gyvena su draugu Timiu ir jo tėvais. Būtų toks kaip ir visi berniukai, bet jis tikras vilkolakiukas ir per pilnatį pavirsta vilkolakiuku. Vilkolakiuko Dolfo serijos knygose pasakojamos smagios ir juokingos istorijos. Skatins skaityti ir mėgautis tekstu. O trumpi ir aiškus sakiniai bei neilgi skyriai net ir sunkiau skaitančiam vaikui padės lengvai ir maloniai tobulinti skaitimo įgūdžius. Juk taip malonu pasidžiaugti, kad ką tik su džiaugsmu įveikiai net kelis knygos skyrius. Knygas galima skaityti ir ne iš eilės, nes kiekviena istorija yra skirtinga ir nėra praeitos dalies tęsinys. Vis dėlto, jei dar nepažinote vilkolakiuko Dolfo, rekomenduojame pradėti nuo pirmosios dalies, kurioje sužinosite, kaip Dolfas tapo vilkolakiuku. Knygos apie vilkolakiuką Dolfą vienas geriausių pasirinkimų pradinių klasių mokiniams. Dolfas draugiškas, linksmas ir malonus personažas, su kuriuo gera tapatintis ir kartu mokytis drąsos, gebėjimo priimti save tokį, koks tu esi, ištikimybės draugams ir pasitikėjimo savimi bei savo šeima.